Jūsų įrenginys reikalauja remonto? Siūlome nemokamą diagnostiką. Be skambučių ar kelionių, paimame tiesiai iš jūsų durų ir grąžiname. Prieš remontą siunčiame kainos pasiūlymą ir tęsiame tik gavę jūsų patvirtinimą. Paprasta, skaidru ir profesionalu. Nuoroda aprašyme. Keisti Dyson V15 variklį nėra sudėtinga, tačiau reikalauja šiek tiek kantrybės ir dėmesio detalėms. Štai žingsnis po žingsnio instrukcija, kaip tai padaryti. Pasiruošimas. Prieš pradedant įsitikinkite, kad turite visus reikiamus įrankius – atsuktuvą, mažus žirkles ir naują Dyson V15 variklį. Rekomenduojame patikrinti, ar variklis yra originalus, nes tai užtikrins geriausią našumą. Išjungimas. Pirmiausia, išjunkite dulkių siurblį ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Tai svarbu, kad išvengtumėte bet kokių nelaimingų atsitikimų. Korpusas. Naudodami atsuktuvą, atsukite varžtus, kurie laiko korpusą. Paprastai jų yra 2 ar 3 priklausomai nuo modelio. Atsargiai nuimkite korpusą, kad nesugadintumėte plastiko. Senasis variklis. Raskite senąjį variklį. Jis bus prijungtas prie laidų, todėl atsargiai atjunkite visus kabelius. Patikrinkite, ar nėra jokių pažeidimų ar korozijos. Naujo variklio montavimas. Paimkite naują variklį ir prijunkite visus kabelius atgal į savo vietas. Įsitikinkite, kad viskas yra tvirtai prijungta ir niekas nėra laisvas. Korpusas. Dabar vėl uždėkite korpusą ir prisukite varžtus. Įsitikinkite, kad viskas yra gerai uždaryta, kad dulkių siurblio veikimas būtų optimalus. Testavimas. Įjunkite dulkių siurblį ir patikrinkite, ar viskas veikia tinkamai. Jei girdite neįprastus garsus arba variklis neveikia, būtina dar kartą patikrinti visus ryšius. Nemokama diagnostika. Jei nesate tikri dėl savo darbo arba pastebėjote, kad siurblys vis tiek neveikia tinkamai, mes siūlome nemokamą diagnostiką. Mūsų specialistai įvertins situaciją ir patars, kaip toliau elgtis. Paėmimo į namus paslauga. Jei nuspręsite, kad norite, jog remontą atliktume mes, siūlome patogią paėmimo į namus paslaugą. Mūsų komanda atvyks tiesiai pas jūs, paims įrenginį ir atliks reikiamus remonto darbus. Kainos pasiūlymas. Prieš pradedant remontą, mes pateiksime aiškų kainos pasiūlymą, kad žinotumėte, kiek tai kainuos. Tai padės išvengti netikėtumų ir užtikrins skaidrumą. Jūsų įrenginys reikalauja remonto? Siūlome nemokamą diagnostiką. Be skambučių ar kelionių, paimame tiesiai iš jūsų durų ir grąžiname. Prieš remontą siunčiame kainos pasiūlymą ir tęsiame tik gavę jūsų patvirtinimą. Paprasta, skaidru ir profesionalu. Nuoroda aprašyme.